skaičiuokime įvarčius toliau. Taigi, Nerijus Gudaitis. Įsibėgėja. Ir trečiasis nerealizuotas Nerijaus Gudaičio 11 metrų baudinys šį pavasarį. Darius Petyla sugeba atremti smūgį. Nesėkmingai svečiams prasidėjo 11 metrų baudinių serija. Tačiau teisėjas jei teisingai suprantu, teisėjas rodo, kad vartininkas pajudėjo nuo linijos anksčiau laiko. Aurelijus Karbalius taip ryžtingai nuėjo link baudos aikštelės, kurioje vyksta pagrindiniai rungtynių įvykiai. Ir kartojamas smūgis Nerijus Gudaitis, smūgis ir šį sykį mažikiečių kapitonas labai ramiai, labai lengvai apgauna Darius Petyla. Jūsų ekranuose Benjaminas Zelkevičius. Ir įvarčio autorius Nerijus Gudaitis. Andrius Tereškinas ruošiasi smūgiuoti etatinis Žalgirio egzekutorius, jei taip galima pavadinti. Šį sezoną jis realizuodavo visų Žalgirio 11 metrų baudinius. Ir sėkmingas smūgis, taip. Apgavo vartininkas, smūgiavo tiksliai. Darius Dilda krito į dešinį kampą. Andrius Tereškinas, kurį matote savo ekranuose, smūgiavo į kairį apatinį vartų kampą. Na, o link baudos aikštelės dešiniųjų nuo mūsų vartų artės Saulius Vilčiauskas. Futbolininkas dar praėjusią sezoną žaidęs Klaipėdos Aro komandoje. Vilčiauskas Petyla. Trečias 11 metrų baudinys. Smūgis ir atspėjo krypti Darius Petyla, tačiau nesugebėjo pasiekti kamuolio. Tai matote vartininkas savo ekranuose, jis išreiškė savo emocijas taip savotiškai. Na, dabar Saulius Vilčiauskas buvo jūsų ekranuose. Ketvirtasis 11 metrų baudinys Donatas Vencevičius. Ir Darius Dilda. 11 metrų baudinius iš dviejų įmušė mažikiečiai, iš 1-1 Vilniečiai. Vencevičius, smūgis yra. Apgautas vartininkas, taip džiugojo Donatas Vencevičius. Taip pat jaunimo rinktinės, Lietuvos jaunimo rinktinės žaidėjas, tos rinktinės kapitonas, talentingas 21 metų futbolininkas Egidijus Žukauskas. Smūgiuos trečiai mažikiečių 11 metrų baudinį. Trečiasis Mažeikių Romar komandos numeris. Darius Petyla ruošiasi kruopščiai, ruošiasi. 11 metrų baudinys jau atmušė, tačiau padarė tai pažeisdamas taisyklės. Na, o dabar trečiasis smūgis Egidijus Žukauskas, smūgis ir šįsyk Darius Petyla sugeba atmušti smūgį. Tiesą sakant, Egidijus Žukauskas smūgiavo nelabai sėkmingai, beveik per vartų vidurį. Na, o dabar epizodo didvyris Darius Petyla jūsų ekranuose. Stadionas skanduoja Žalgiris. Na ir matote, kaip nesėkmingai smūgiavo Egidijus Žukauskas. Aidas Preikšaitis. Trečiasis Žalgirio smūgis, o jūsų ekranuose treneris Benjaminas Zelkevičius. Be abejo susijaudinęs treneris, nors tai galbūt ir nematyti, nelabai matosi iš jo veido. Na, Fedoras Finkelis ramiai sėdė ant savo atsarginių žaidėjų suolelio. Jis nusprendė matyti ramiai reaguoti į įvykius vykstančius aikštėje. Preikšaitis smūgis ir pataikė, taip. Aidas Preikšaitis į patį apatinį vartų kamputį pasiunčia kamuolį
4-2. 4-2 tai rezultatas, įskaitant įvartį įmuštą žaidimo metu. Na, 11 metrų baudiniais rezultatas 3-2. 3 kartus smūgiavo žalgiriečiai ir visus kartus tiksliai. 3 kartus smūgiavo mažeikiečiai. Vieną kartą Darius Petylai pavyko atmušti smūgį. Na, o dabar Remigijus Pocius. Prie 11 metrų atžymos labai ryžtingai įsibėgė. Ir Darius Petyla sugauna kamuolį. Tai gali būti viskas. Tai gali būti pergalė. Labai sunku dabar. Dabar Dariui Dildai reikia atmušti abu likusius smūgius ir reikia, kad mažikiečiai įmuštų, tada svečiai, tik tada svečiai turės vilties. Turės vilties mušti dar papildomus smūgius. Na, vienas žingsnis Žalgiriui liko iki pergalės ir Ramūnas Stonkus prie 11 metrų atžymos. Tai gali būti paskutinis smūgis. Stonkus ir Dilda. Smūgis ir Dilda gaudo kamuolį. Taip, užsimezga intriga. Dabar liko vienas smūgis mažikiečiams, liko vienas smūgis vilniečiams. Taip pat nesėkmingai smūgiavo Ramūnas Stonkus. Matote karčią Benjamino Zelkevičiaus šypseną. Atspėjo kamuolio spėjimo kryptį Darius Dilda. Rolandas Vaineikis eina prie 11 metrų atžymos. Ir Darius Petyla. Matėte savo ekranuose, kuris galbūt taps šių rungtynių didvyrių susisėlojęs. Matote Ramūnas Stonkus, ramina į komandos draugai. Na, o jūsų ekranuose Petyla. Taigi Petyla Vaineikis, kiekvienas 11 metrų baudinys dabar gali tapti lemiamu. Smūgis, įvartis. Rolandas Vaineikis pasiunčia kamuolį į dešinį nuo vartininko kampą. Na ir gali būti lemiama dvikova. Edgaras Jankauskas, 14 Žalgirio numeris Darius Dilda. Vis dažniau mūsų operatoriai jums rodo Benjaminą Zelkevičių. Rolandas Vaineikis, paskutinio įvarčio autorius jūsų ekranuose. Nuo tuo metu kamuolį kruopščiai ant 11 metrų atžymos dedasi Edgaras Jankauskas. Po šio smūgio gali paaiškėti pirmasis Lietuvos taurės finalininkas ir juo taptų Vilniaus Žalgiris. Taigi, Jankauskas ir Dilda. Smūgis, įvartis, Edgaras Jankauskas nusimeta marškinėlius. Štai matote, net Benjaminas Zelkevičius nubėga pasveikinti savo komandos žaidėjų. Taip, sveikinamas. Visų pirma, aišku, sveikinamas Darius Petyla, atrėmęs 2 11 metrų baudinius. Taigi Žalgiris pralaimėjęs 0-1 Mažeikiuose, 1-0 atsirevanšavęs Vilniuje. Fiodoras Vinkelis, Romar komandos treneris jūsų ekranuose buvo. Po 11 metrų baudinių serijos, kurią laimėjo rezultatu 4-3. Dar kartą pasižiūrėkite lemiamą smūgį. Edgaras Jankauskas atspėjo kamuolio skriejimo kryptį Darius Dilda, bet kamuolys įskrieja į vartus. Taigi Žalgiris tampa pirmuoju Lietuvos taurės turnyro finalininku. Antrasis finalininkas paaiškės rytoj po Panevėžio ekrano ir Vilniaus Panerio rungtynių, kurios Baltijos televizija ir Tele3 jums taip pat transliuos tiesiogiai iš Panevėžio. Na, o šios dienos transliaciją baigiame. Transliacijos režisierius Vytaras Radzevičius, rungtynes jums komentavo Nerijus Kesminas. Viso labo.